Labas, Karoli. Labas, Sonata, sveiki visi. Sveiki visi, kas žiūrėsit šitą video. Ir noriu pakalbinti Karolį dėl produktų, kurie galima naudoti kuriuos vaikams. Nuo mažiukų, nuo gimimo iki kokios 10 metų, nes dauguma sako, kad negalima naudoti, gali pakenkti ir taip toliau. Taigi noriu, Karoli, aš tavo nuomonę išgirsti, ar tikrai negalima vartoti nuo gimimo vaikam? Tu turi labai daug patirties, kiek žinau. Tai be abejo, čia yra alavijaus sultys, tai yra pati turtingiausia pasaulyje daržovė ir vaikui nuo gimimo, kiek dienų, tiek lašų jau galima duoti alavijaus sultis. Be abejo, visų maisto papildų visiškai mažam vaikui neduosite, bet alavijaus sultis duoti vėliau ir Forever Active probiotiką atidaryti, suberti ir suduoti vaikui jau nuo pusės metukų galima tikrai, galima net truputėlį ir anksčiau, priklauso iš tikrųjų nuo tėvų, priklauso kiek vaikas guvus, kaip jisai nuryja ir visa kita. Mes mergaitėj, tai nežinau, dar metų nebuvo realiai jau ir Forever Propoly įtrynėm ir C absorbentą, nes tiesiog pasirinkimas toks, vaikas serga, tai cheminius vaistus reiškia, aš galiu duoti, ne? Cheminius vaistus viskas gerai, o naturopatinius maisto papildus, alaviją duoti, tada jau bijau. Tai pradžiai irgi su žmonai, manau, irgi tokia baimė, čia galbūt vaistai geriau, galbūt kažkaip, bet tiesiog pradėjom duoti ir dabar mūsų mergaitai 7 metai, jinai nėra vartojusi jokių cheminio vaistų, jinai praktiškai užaugusi. Forever Ultra Light kokteilis baltyminis, tai iš vis, tai mes jį pakeitėm, aš čia rodau šokoladinį, bet jinai vanilinį mėgsta, jinai kaip jau žmonai trūko pieno, mamos pieno, tai mes tiesiog vanilinį kokteilį darydavom su vandeniu ir jinai vanilinį kokteilį šiai dienai dar ir vadina pienuku. Ir visi tepalai ir viską galite drąsiai naudoti. Tai yra saugus, kosher, halal ženklais, naturopatiniai maisto papildai, kurie tikrai tinkami. Be abejo, sakau, mažiem vaikam visiškai leliukam taip nepaduosite tam tikrų produktų, kol vaikas dar neryja, netgi kids vitaminus gamintojas rekomenduoja nuo 2-3 metų, tada kada vaikas sukramto, bet net ir kids vitaminus galima sutrinti ir tikrai drąsiai suduoti su mėgstamu maistu, su mėgstamu gėrimu, kad vaikas gautų tas 20 vaisių, daržovių, uogų ekstraktų, kad gautų tą pilnavertę mitybą. Tai va, tai tikrai iš savo patirties, iš savo komandos žmonių patirties drąsiai galite vartoti, netgi alavijaus sultis rekomenduoju. Bet mamos, jeigu turite mažą leliuką, tai gerkite jūs, gerkite didesniais kiekiais tos, kurios maitinate. Ir lygiai tas pats per motinos pieną vaikas gaus visas tas medžiagas, gaus tos virškinimo fermentus. Mamos viskas veiks ir vaikučio, visas žarnynas, imuninė sistema, viskas tvirtės. Tai va, o jau vyresniem vaikam tai viską realiai galima. Ir bičių pikis, ir česnako čiobrelių kapsulės, ir imublendą duodam, jeigu vaikas tikrai dažnai serga, ten jam 7, 8 metai, 5 metai, 6, 10 metų. Tai galite drąsiai duoti, yra numatytos dozės būtent ant gamintojo, ant pakuočių. Tam tikrais atvejais tikrai susisiekite su Sonata, su manimi, mes jums nurodysime kitas dozes, galima duoti ir truputėlį daugiau. Pavyzdžiui, česnako čiobrelių kapsulės, Forever Propolis, vaikui mes duodam iki 6 netgi vienetų per dieną, suaugęs gali netgi 9 vienetus per dieną vartoti tiek C, tiek česnako, tiek pikio, tam, kad nereiktų tų cheminių vaistų ir niekada nelaukite, kol vaikas įsisirgs. Mes duodam profilaktiškai, vasaros metu darom pertrauką, bet irgi tam tikriem produktam. Bet česnakas, C vitaminas, kids vitaminai, propolis irgi keičiam, česnaką su čiobreliu keičiam su propoliu ir dabar mūsų vaikam neatsakyti nereikia. Jie tiesiog ateina, o jaučiu gerklė, jaučiu kažkas ir jau eina į mūsų namų vaistinėlę, virtuvėje padėtą padėklę ir jie pasiima kiekvieną rytą, įsideda tokius indukus ir vartoja. Tai nežinau, mes šiai dienai 8 bus metai, kaip nevartojam jokių cheminių vaistų, mes einam pas gydytojus tik tai techniniai apžiūrai. Tai va, alavijaus sultys, aš čia rodžiau grynas alavijaus sultis, mūsų vaikai labiausiai mėgsta su persikais, tai irgi daugiau atsikosėjimui, broncham, taip pat odos visom problemom irgi spręsti, čia dermatitai, žvyneliniais ir visi kiti dalykai. Tai va, tai drąsiai su Forever Active probiotikų, kas turite odos problemų, kas turite problemų vaikai su žarnynu, su viskuo. Šiaip omega 3 apvalius metus, tai mergaitėm visai mažai pradurdavom tą kapsulytę ir suduodom ir jinai labai mėgsta, dabar tai kramtau
kramto kaip guminukus. Tai omega 3 intelektas, kad gerai mokytųsi, kad gera atmintis būtų ir tikrai gyvi komandos pavyzdžiai. Tai yra visiškai saugus produktai ir labai veiksmingi ir kuo jūs anksčiau pradėsite duoti, ta prasme, pagal poreikį, nes tai yra profilaktika. Alavijaus sultys, probiotikas, atstatys iki 80% žmogaus imuninės sistemos. Mūsų žarnyno mikrofloro yra iki 80% imuninės sistemos. Tai va super derinukas, ypatingai tie, kurie dažnai sergant prieš šaltąjį sezoną ir dabar va pavasarį, tai būtinai suduokite visą litrą, čia aš rodau mažiuką alavijaus sulčių, suduokite probiotiką, jeigu dar reikia pakartokite ir porą mėnesių tikrai blogai nebus, tai yra visiškai saugus Sonata produktai ir visi, kurie žiūrėsite. Tai tikrai 100% rekomenduoju ir aš, nes įsitikinau nesykį ir dabar tai irgi kurį laiką buvo nutraukos, tai vėlė jaučiasi, kad ir peršalimo problemos pradėjau kepti, tai vėlė teks nusipirkti, kad nereikėtų tik tai tų cheminių vaistų naudoti, nes žiauriai pasimokiau ant tų cheminių vaistų, pragėrus 33 metus, tai žinokit tikrai. Kai pasvaidės po 33 metų pradėjau atsisakinėti rinksą ir kepenys, tai tikrai yra nekokios naujienos iš gydytojų išgirstus. Jau geriau šitepus ir su šiais produktais tikrai rekomenduoju, kreipkitės į mane ar į Karolį ir tikrai padėsim. Kreipkitės, parašykit, kas Sonatos grupiai, Sonatą atsiųsim informaciją, norit susiraskit mane, paklauskit, tikrai pakonsultuosim, darau, tai ne 100 ar ne 1000 žmonių šią dieną konsultuoju, būtent šitais klausimais. Jau turbūt 7 metai, neklystu, jau ne daugiau. 8 metai bus pavasarį, gegužės mėnesį. Tai va. Tai drąsiai saugus produktai jums ir visai su šeimai, netgi nėščios, besilaukiančios, maitinančios, irgi parašykite, užklauskite, tikrai atsiųsime informaciją. Yra uždarose grupėse tie, kurie turit prisijungimus, yra iš vis ir gydytojų rekomendacijos paskaitos. Jos prieinamos tik tai komandos nariams, o įdyti susiekit su Sonata, padarysit užsakymą ir galėsim prijungti jūs į visą bazę. Tai va, tai ačiū Sonata, kad kalbinai. Ir visi ačiū tau už sveiki. pasidalintą informaciją ir sėkmės.